Esu Anelė iš Dubravų kaimo. Jei tu dabar girdi mane, tai vadinasi esi šalia ir žvelgi į vandenį. Tau tikriausiai šiandien sunku patikėti, kad čia po marių vandenimis kažkada gyvenome mes. 35 kaimai juose, virš 700 sodybų, tiek iškelta 1959 metais, kuomet buvo nutarta statyti Kauno hidroelektrinę. Kaip dabar pamenu, kuomet pranešė šią žinią, moterys verkė, vyrai piktinosi. Buvo tokių, kurie niekaip nesusitaikė su šia žinia. Mano kaimynas nesutiko niekur kelti, todėl jo trobą su visų senolių naktį atvažiavęs kranas iškėlė ir išvežė naujon vietų. Verkė žmonės, su kirviais sėjo, kad tik neverstų, vis tiek partijos nurodymas viską. Visi sodai buvo išrauti, šuliniai užpilti, gerbent mirusiųjų atminimą iškeltos kapinės. Neliko Nemuno slėnyje nieko, nei gyvo, nei mirusių. Kada vežė į Sibirą, tai buvo žmonėm. Atsiprašau. Buvo viltis, kad sugrįš. O čia buvo liūdna. Liūdna, nežinojau, kad nesugrįšiu, čia niekuomet. Kauno marios, kurias dabar mato tavo akys, gimė per 9 mėnesius. Žmonės, žiūrėdami į telkšančias balas, netikėjo, kad Nemuno vandenys pajėgs užpilti slėnį. Gražu dabar čia pas mus, akys pailsi žvelgdamos į marių krantus, o ir žmonės mėgsta čia atvažiuoti. Tik dar ne visi žino apie paliktas mūsų pėdas.